Tarptautinio karnavalinio eglės įžiebimo vakaro išvakarėse Kultūros ir laisvalaikio centro didžiojoje salėje prieniečiai turėjo progą susipažinti su ebrų menu. Kas tai? Tapymas ant vandens. Apie šią, galbūt daugeliui dar negirdėtą piešimo techniką, plačiau papasakojo viešosios įstaigos Meda Project direktorė Eglė Veršininienė. Pirmą kartą Prienuose vyksta toks renginys, kai piešiama tokia įdomia technika. Pristatykite, kas tai per naujoji. Taip, mūsų viešoji įstaiga Meda Project į Lietuvą nuo 2007 metų atgabeno labai gražią, unikalią techniką ir meną, tai yra ebrų menas, tapymas ant vandens. Kaip šitas menas atsirado Lietuvoje? Na, aišku, per įkūrėją, tai tikriausiai mane pačią ir dukrytės dėka pastumėjus. Šitas menas, kai pamačiau, kad duoda tik daug gražių, gerų dalykų žmogui, tai mes jį atgabenome ir į Lietuvą. Pačio meno šito istorija siekia daugiau nei 500 metų. Ką jūs matote ant šio stalo, visos priemonės yra gaminamos vienoje vietoje pasaulyje rankomis pagal senas technologijas, dažai gaminami iš dirvožemio. Šita technika kilusi Turkistane, apskritai keliavusi paskui Osmanų imperija. Osmanų imperija suskilusi ir pasilikusi Turkijoje. Na, turkai tikrai turi be galo spalvingą dirvožemį, iš tos spalvos gaminamos iš spalvingo dirvožemio. O toliau pati technika yra be galo unikali, aš manau, jūs ją pamatysite eigoje, kai viskas vyks. Nuo šiol šitas menas vyksta kaip ir Lietuvos mokyklose daugelį, kurios mokyklos nori šitą projektą prisijungti, mes juose dirbame ir vaikai kartu dirba ir be galo gėrisi šitą techniką. Kas dar yra labai svarbu, kad visos priemonės yra visiškai natūralios, nekenksmingos jokio žmogaus sveikatai, netgi erasmas sergantys vaikai ir žmonės gali turėti bet kokias alergijas, čia yra nesvarbu. Ir plus tai yra labai stipri terapija. Tai yra nuostabus dalykas, kuris atpalaiduoja bet kurį, ar tai būtų mažas, ar tai būtų didelis. Sakykite, ar sudėtinga ši technika? Aš manau, kad nesudėtinga. Šita technika kaip tik išlaisvina visus, kas iki šiol manė, kad nemoka tapyti gyvenime ir piešti. Ir jeigu pasako, kad aš nemoku piešti, tai aš labai džiaugiuosi, nes žmonių fantazija, pradedant vaikais, nes mūsų projekto dalyviai yra nuo 2 metukų jauniausi, o vyriausia dama buvo 80 metų, kuri prie šito projekto prisijungė, taip kad žmogus, kol gali laikyti teptuką, jisai tą gali daryti. Kodėl? Dėl, kad šita technika tai yra dar kitaip vadinama žmogaus sielos veidrodžio arba atspindžiu. Tai daugiau atspindi mūsų vidų. Ir vaikais, kuriais mes dirbame, mes apie techniką netgi stengiamės, ko jie nepaprašo, net ir nesakyti, nes fantazija jų yra begalinė, beribė. Taip. O kažkokios taisyklės visgi yra? Čia laisvė vaizduoti? Taip, žinoma, kad yra technikos, kaip padengti dažus, jau kaip tą teptuką laikyti, kaip lasdelę laikyti, kad nesugadinti tų priemonių, o visą kitą jau duodame žmogui pilną laisvę. Ar sudomino šiandieną vaikus? Reikėtų vaikų tikriausiai paklausti. Jūs po renginio paklauskite, ar jiems tai patiko ar nepatiko. Na, žiūrovai, kol aš testavau dažus ir išėmiau pirmą tiesiog testuką, girdėjote salėje plojimus. Dar mes net nepradėjome renginio, tai spėju, kad turėtų patikti.